Jums nuosus. Dark Hero. Pasižiūrim. Sveiki atvykę į Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero motininės plokštės apžvalgą. Pagalvokim, kokiom užduotim atlikti galime pasirinkti šią motininę kaip būsimo kompiuterio pagrindą. Man reikia tylaus kompiuterio 4K žaidimams, rimtam darbui su vaizdo įrašais ir 3D grafika, kuris palaikytų šiuolaikinės užduotis ir svarbiausia užtikrintų stabilų veikimą maksimaliu našumu. Taip, ši plokštė yra puikia. Ir pamiršau pasakyti, kad neturėsiu laiko nagrinėti, gilintis instrukcijose ir nustatinėti motininės plokštės nustatymus. Man reikia iš karto maksimaliai veikiančio produkto. Ši plokštė atitinka visus išvardintus kriterijus. Bet apie viską nuo pradžių. Z790 Dark Hero priklauso premium klasės Asus ROG Maximus produktų šeimai. Tik Z790 Extreme ir Z790 Apex yra rimtesni variantai. Pirmoji yra brangiausia, o antroji gali turėti tik 2 lizdus operatyviai atminčiai, nes buvo sukurta ekstremaliam spartinimui. Tada po mūsų minėtosios Dark Hero eina Z790 formula, tiems, kas mėgsta baltą spalvą. Prie jos puikiai žiūrėsis priderinta balta aušinimo sistema ir kiti komponentai. Plokštė įpakuota į didelę kokybišką dėžutę. Paėmęs ją į rankas, supranti, kad viduje slypi kai kas labai galingo. Sveria nemažai. Rinkinyje yra viskas, ko reikia. Ir net atmintinė su tvarkyklėmis ir programinė įranga. Graži, solidi, kokybiška, tvirta ir tikrai sunki, plus turi veidrodėlį. Tokie pirmi įspūdžiai paėmus šią motininę pirmą kartą į rankas. Jūs tik pažiūrėkit į šią aušinimo sistemą, kuri pašalina šilumą iš VRM zonos, M.2 diskų, mikroschemų rinkinio ir VRM zonos galinės plokštės pusės. Be to, dėl šios plokštės padidėja mechaninis atsparumas. Ši plokštė atrodo tarsi apvilkta šarvais, kaip tikras karo didvyris. Plokštė maitinama per 2 8 kontaktų EPS12V, 24 kontaktų ATX ir 1 PCE jungtį. Pastaroji reikalinga norint organizuoti spartų įkrovimą iki 60 W per Type-C jungtį esančią kompiuterio korpuso priekinėje dalyje. Motininė procesorių maitina pagal galingą formulę 20+1+2, naudodama 20 fazių. O kaip pagrindas imami Renesas MOSFETai su 90 A reitingu. Tai reiškia, kad ši motininė veiks su bet kuriuo procesoriumi, net ir esant itin aukštai apkrovai. Z790 lustų rinkinys skirtas naujausios kartos Intel procesoriams. Dark Hero motininė turi ir kitus privalumus. 4 DDR5 lizdus, kurių bendra talpa po BIOS atnaujinimo yra 256 GB. Oficialiai pranešama apie DDR5 8000 režimo palaikymą. 5 M.2 diskai. Tai yra naujausia NVMe SSD technologija. Vienas iš jų yra PC 5.0, kuris suteikia dvigubai didesnį duomenų perdavimo greitį lyginant su PC 4.0. Likę 4 palaiko 4.0 PCE standartą. 2 PCE 5.0 X16 lizdai ir 1 PCE 4.0 X4 lizdas. 21 USB jungtis, įskaitant Type-C ir Thunderbolt 4. 2,5 gigabito Ethernet portas ir dėmesio Wi-Fi 7. Pajėgus erdvinio garso lustas užtikrinantis išskirtinę garso kokybę. Tarp įdomių pagrindinės plokštės savybių reikėtų paminėti ir šias. Q-code indikatorius skirtas klaidoms aptikti ištikus problemai. Maitinimo ir perkrovimo mygtukai tiems, kurie vis dar drįsta naudoti šią motininę plokštę ant atviro stendo. BIOS nuresetinimo ir atnaujinimo mygtukai labai naudinga ir patogu. Kalbant apie BIOS nustatymus, jų apimties užteks sukonfigūruoti visus komponentus, kurie turi įtakos kompiuterio veikimui. Čia viskas priklausys nuo jūsų žinių, aušinimo sistemos galimybių, įdiegtų atminties modulių ir to, kaip jums pasisekė su procesoriumi.
Mus domina, kaip ši motininė plokštė pasirodys su tikrai galingu Intel Core i7 14700KF procesoriumi, sparčiaja G.Skill DDR5 atmintimi ir Asus ROG Strix LC2 aušinimo sistema. Tam atnaujiname BIOS iki naujausios versijos, nustatome XMP profilį DDR5 7800 ir testuojame 3 režimais. Neįjungus Asus Multicore Enhancement technologijas, ši pagrindinė plokštė lyginamosiuose testuose demonstruoja orientacinius rezultatus. Aktyvavus MCI galima gauti papildomą našumą. Pavyzdžiui, programoje Cinebench R23 jis siekia 7%. Automatinis AI Suite Free perkrovimas padidina kai kurių performance branduolių dažnį iki 6 GHz. Ir apskritai šiek tiek padidina kitų branduolių greitį. Taip pat šiek tiek padidinamas Efficient branduolių darbinis dažnis. Toks automatinis greitinimas suteikia dar kelis procentus našumo ir programoje CPU-ze jau matome gražų 6 GHz skaičių. Žinoma, tai tinka ne visiems Pukoro branduoliam, bet kai kam tai gali pasirodyti įdomu. Taigi, tik išpakavę iš dėžės ir nuspaudę vieną mygtuką, be jokio vargo gauname didžiausią stabilų procesoriaus našumą. O jei mums pasiseks, su AI overclocking galime dar šiek tiek padidinti našumą ant viršaus. Rankinio overclockinimo metu galime gauti dar didesnius dažnius ir našumo bandymuose, bet čia jau reikia lysti procesoriaus nustatymus, tad palikime tai kitam kartui. Taip pat patikriname oficialioje svetainėje pateiktus duomenis apie didelę spartos ramų palaikymą DDR5 8000 režimų. Šiuo tikslu vietoj DDR5 7800 nustatėme 8200 vertę. Šiek tiek padidinome įtampą, sėkmingai paleidome ir išlaikėme testus. O sušvelninus atsako laikus pavyko paimti DDR5 8400 vienai atminties linijai. Nuo pat pradžių mums pasisekė, nes turime puikius atminties modulius, taip pat 14700KF atminties valdiklį ir Dark Hero. Čia tikrai nepasirodė kaip silpnoji grandis. Būtent jos dėka mums pavyko išgauti stabilius 8200 megapersiuntimų per sekundę. Next Gen Intel stalinių kompiuterių platforma, kurios pagrindas motininė plokštė LGA 1851 ir Core Ultra 200 Arrow Lake S procesoriai bus išleisti šių metų pabaigoje. Tačiau jeigu nenorite laukti ir jums reikia maksimalaus našumo, funkcionalumo, patikimumo, jau dabar siūlome rimtai apsvarstyti šios Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero motininės plokštės įsigijimą jau dabar. Akivaizdu, kad nurodytas didelės spartos DDR5 atminties palaikymas nurodytas pernelyg kukliai. Akivaizdu, kad ši motininė gali išties daugiau. Techninės ir programinės įrangos sistema iSuite automatiškai greitins ir valdys procesoriaus parametrus. Ši motininė plokštė sukurta tiksliai tiems, kurie nori išspausti kiekvieną MHz iš savo sistemos. Ir svarbiausia, užtikrintų stabilų veikimą maksimaliu našumu. Taip, svarbiausia šios motininės plokštės savybė ir yra patikimumas ir stabilumas esant intensyviam darbui. Ir atskiras pagirimas už ROG foninį apšvietimą. Tik pažiūrėkit, jis atrodo ne tik įspūdingai, bet gali būti sinchronizuotas su kitais kompiuterio komponentais. Šią ir kitas motininės plokštės galite įsigyti mūsų elektroninėje parduotuvėje www.itvar.lt. Ačiū už jūsų dėmesį, iki kito karto, ate!